Trečias skyrius. Išsilaisvinkite nuo nepritekliaus įvaizdžių. Mes dabar pamatėme, kad Dievas puikiai sugeba sukurti planetą, kuri gali išmaitinti žmones ir duoti jiems gausingą gyvenimą. Mes taip pat supratome, kad ši gausos būsena šiuo metu nėra įkūnyta žemėje. Priėjome išvados, kad vienintelis logiškas šio pastebėto fakto paaiškinimas yra tai, kad kažkas nutiko žmonių visuomenėje, kas trukdo ir neleidžia įsikūnyti Dievo valiai, trokštančiai, kad visi jo vaikai turėtų gausingą gyvenimą. Kitas mūsų logiškas žingsnis būtų pamastyti, kas gali blokuoti gausingą gyvenimą žemėje. Norint tai suprasti, jums yra būtina įgyti gilesnės žinias apie tai, kas jūs esate ir ką buvote sukurti daryti prieš būdami pasiųsti į šią planetą, kuri yra tarsi dulkelė begalinėje visatoje. Kas jūs esate ir kodėl esate čia žemėje? Norėdama atsakyti šios klausimus, turėsiu peržengti dviejų vakarų visuomenėje dominuojančių religijų, tradicinės krikščionybės ir materialistinio mokslo ribas. Abi šios tikėjimo sistemos teigia, turinčios aukščiausią tiesą apie Dievo egzistavimą ir visatos kilmę. Jeigu esate linkę tikėti šiais jų teiginiais, nesugebėsiu jūsų išmokyti raktų į gausingą gyvenimą. Esminių raktų nerasite nė vienoje iš šių dviejų tikėjimų sistemų. Galite paklausti, kodėl taip yra? Ir atsakymas yra, kad jeigu tradicinė krikščionybė arba materialistinis mokslas būtų sugebėję duoti žmonėms raktus į gausingą gyvenimą, šis gausingas gyvenimas jau tikrai kuo seniausiai būtų įkūnytas žemėje. Tik tai tie, kurie pasirengę peržengti už šių dviejų tikėjimo sistemų sukurtų proto dėžučių, atras tikruosius raktus, įgalinančius paveldėti jų tėvo karalystės gausą. Kad galėčiau jums duoti kitą raktą, jums reikia atsitraukti žingsnelį atgal nuo dabartinės situacijos žemėje. Tiesą sakant, mums reikia peržengti visos materialios visatos ribas. Jėzus sakė, kad jo tėvo namuose yra daug buveinių. Ir kaip minėjau anksčiau, Dievo visatoje yra ir kitų dimensijų, kitų lygmenų. Religingi žmonės tradiciškai tai vadino dangaus pasauliu arba dvasinė karalyje. Dangaus pasaulyje egzistuoja ganėtinai nemažas šių lygmenų skaičius. Ir jeigu pasiremsime jūsų dabartiniu mokslo supratimu, kad viskas yra energija, taps lengva suvokti, kas šios lygmenys skiria vieną nuo kito. Jūsų mokslininkai žino, kad materiali visata nėra, kaip jums sako jūsų juslės, sukurta iš dviejų elementų – materijos ir energijos. Materiali visata iš tiesų nėra sukurta iš materijos. Ji yra sukurta iš energijos, nes materija tiesiog yra energijos forma. Šis faktas yra svarbus tuo, kad visa materiali visata yra sukurta iš tos pačios substancijos, iš kurios yra sukurta ir dvasinė karalyje, dangaus pasaulis. Šią substanciją mokslininkai vadina energija, tačiau Biblija tai vadina šviesa. Pradžios knygoje yra pasakojama, kai buvo pradėtas visatos kūrimas. Jis prasidėjo nuo Dievo duoto įsakymo, kuomet Dievas tarė, tebūnie šviesa. Pradžios 1,3. Kadangi Dievas yra visagalis, šviesa atsirado. Kodėl Dievas pradėjo kūrybinį procesą sukurdama šviesą? Šviesa arba energija yra substancija, kuri pati savaime neturi jokios formos, tačiau turi potencialą prisiimti bet kokią formą. Net ir mokslas su tuo sutinka. Dabartinė mokslo teorija, ypač Einšteino žymioji lygtis,
E=mc², sako, kad materija tiesiog yra energija, įgijusi regimą formą. Į energiją yra žiūrima kaip į tam tikrą vibracijos formą. Ir mokslas yra atradęs daug energijos rūšių, kurias galima išdėstyti skalėje nuo žemiausių iki aukščiausių dažnių. Nėra sunku suprasti, kad grubesnės energijos formas, prisiėmusios fizinės materijos pavidalą, vibruoja žemesnėme dažnių spektre nei subtilesnės energijos, tokios kaip rentgeno spinduliai, kurie gali prasiskverbti pro kietą materiją, ar netgi dar subtilesnės energijos, kaip pavyzdžiui mintys. Iš šių mokslinių pastebėjimų galima padaryti išvadą, kad visata buvo sukurta iš nematomos, subtilesnės arba fundamentalesnės energinės formos, kuri buvo pažeminta savo vibracijose, kol prisiėmė fizinės energijos ir fizinės materijos pavidalą. Mokslininkai šiuo metu nesugeba paaiškinti, kaip tai vyksta. Tačiau nereikės ilgai laukti, kol tam bus atrastas mokslinis paaiškinimas. Skirtumas tarp dangaus ir Žemės glūdi jų skirtingose vibracijose. Žemės planeta ir visa materiali visata yra sukurtos iš tos pačios bazinės substancijos. Ir ši substancija turi gebėjimą prisimti begalę skirtingų pavidalų, formų ir charakteristikų. Ši energija arba šviesa gali vibruoti daugybėje skirtingų lygmenų. Tad šias vibracijas galite išdėstyti skalėje nuo lėčiausių iki greičiausių, nuo tankiausių iki tyriausių. Eidami nuo žemiausių vibracijų link aukštesnių vibracijų, galiausiai pasieksite nematomą skiriamąją ribą. Peržengę šią ribą, paliksite materialią karaliją ir pateksite į dvasinę karaliją. Toliau kildami iš žemesniosios dvasinės karalijos į vis aukštesnės vibracijas, pereisite į vis aukštesnius dvasinės karalijos lygmenis. Jeigu nesustosite kilti, galiausiai pasieksite aukščiausias įmanomas formų pasaulio vibracijas. Pasieksite grynąją Dievo šviesą, už kurios egzistuoja pats Kūrėjas. Kūrėjas yra sąmoninga būtybė, pradėjusi kūrybinį procesą, kurio dalimi esate ir jūs. Kūrėjas nėra vienintelis ar aukščiausias žmonių, taip vadinamas Dievo aspektas. Jeigu iš tiesų peržengsite formų pasaulio ribas, palikdami šį pasaulį, kuris buvo sukurtas, suteikiant šviesai formas, nulipdant iš beformės šviesos tam tikras formas, galėsite pradėti įžvelgti tikrąją Dievo esybę. Šiame pasaulyje yra religijų, kurios sako, kad Dievas aukščiausia prasme yra nepažinus. Yra religijų, kurios aukščiausią Dievą apibūdina kaip tuštumą, nes jis neturi jokių formų ar charakteristikų, kurios galėtų būti apibūdintos kokiais nors šiame pasaulyje egzistuojančiais žodžiais ar vaizdiniais. Galėjote pastebėti, kad pirmasis iš 10 įsakymų sako, neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Iš Išėjimo 20,3. Tikroji prasmė yra ta, kad niekada negalite paimti tam tikros formos, tam tikro stabmeldiško įvaizdžio ir teigti, kad šis įvaizdis pateikia išbaigtą Dievo vaizdą. Aukščiausia prasme, Dievas yra už Dievo sukurtų formų pasaulio ribų. Kūrėjas yra aukščiau savo kūrinijos. Kaip sakė Jėzus, tarnas nedidesnis už savo šeimininką. Iš Jono 13,16. Negalite naudotis šio pasaulio žodžiais ir vaizdiniais, perkeldami juos ant aukščiausio Dievo ir teigdami, kad dabar sukūrėte tikslų ir išbaigtą Dievo aprašymą. Tai yra stambų garbinimas. Ir kaip matysite vėliau, tai yra viena didžiausių problemų, trukdančių gausingam gyvenimui įsikūnyti žemėje. Ir visgi yra svarbu įtempti protą ir pamastyti apie Dievo esybę.
Dalykas, kurį mes galime pasakyti, remdamiesi ankstesnė savo diskusija, yra tai, kad privalo egzistuoti du Dievo aspektai. Dievas aukščiausia prasme yra viskas, kas egzistuoja. Be jo nebuvo sukurta nieko, kas yra sukurta. Iš Jono 1,3. Tai reiškia, kad prieš visą ko sukūrimą egzistavo tik Dievas. Šis Dievas privalo būti išbaigta ir savo pakankama esybė. Dievui nėra būtina kurti visatą. Jeigu Dievas yra visetas, kam tuomet Dievui būtų būtina kurti visatą, kurioje egzistuotų sąmoningos būtybės, galinčios žinoti apie Dievo egzistavimą. Aukščiausias Dievas neturi poreikio būti žinomas arba garbinamas žmonių, nes Dievas yra visetas. Ir todėl jis yra išbaigtas ir visiškai savo pakankamas. Jau vien iš šio fakto, kad egzistuojate ir gyvenate formą turinčiame pasaulyje, besiskiriančiame nuo viseto, kuriame nėra jokių formų, galime matyti, kad aukščiausias, savo pakankamas ir beformis Dievas negali būti vienintelis Dievo aspektas. Privalo būti ir kitas aspektas, kurį aš vadinu kūrėju. Tai yra Dievo aspektas, kuris trokšta kurti, trokšta būti daugiau už beformę tuštumą. Būtent šis Dievo aspektas sukūrė visatą, kurioje gyvenate. Kaip šis Dievas sukūrė visatą? Kūrėjas viską sukūrė iš savo paties esybės, nes daugiau nebuvo nieko, iš ko Dievas galėtų kurti. Kūrėjas skiriasi nuo beformio Dievo, nes beformis Dievas yra nekintantis, kai tuo tarpu kūrėjas nuolatos auga, nuolatos plečiasi, nuolatos save transcenduoja. Kai Mozė paklausė Dievo vardo, Dievas atsakė, kad jo vardas yra Jod-He Vav-He, kas dažniausiai yra verčiama kaip aš esu, kas aš esu. Iš Išėjimo 3,14. Tiesą sakant, kai kurie Biblijos tyrinėtojai žino, kad tikslesnis vertimas būtų toks: aš būsiu, kuo būsiu. Šis vertimas patvirtina faktą, kad Dievas ištikimai laikosi savo paties įsakymų. Jis iš tiesų nedavė Mozei vardo, nes nenorėjo, kad žmonės pasinaudotų šiuo vardu, kurdamiesi stabmeldišką, statišką Dievo įvaizdį. Vietoj to Dievas ant kalno perdavė faktą, kad Dievas amžinai kinta. Ir todėl Dievas bus tuo, ko bus bet kurią akimirką. Norėdami pažinti Dievą, negalite laikytis įsikibę vieno kažkurio įvaizdžio. Turite tekėti kartu su Dievo savitranscendencija. Turite įsilieti gyvenimo upę, kuri yra Dievo esybės visuma, į kurią taip pat įeina pasaulis, kuriame gyvenate, nors ne tik jis. Grynojoje Dievo esybėje, beformiame Dievuje, niekas nesikeičia. Kaip galėtų vykti pokyčiai beformiškume? Kaip galėtų vykti progresija tame, kas yra išbaigtas pats savyje? Dievo kūrėjo aspekte egzistuoja nuolatinis judėjimas. Kadangi šis Dievo aspektas turi tikslą kurti ir tapti daugiau, tai kas yra kūrėjas? Tai yra savimonė turinti būtybė, turinti 3 gebėjimus. Pirmasis gebėjimas yra savimonė, gebėjimas žinoti, kad jis egzistuoja. Antrasis gebėjimas yra vaizduotė, gebėjimas įsivaizduoti formą, kuri dar nėra įkūnyta ne vienoje visatoje. Jeigu kūrėjas neturėtų vaizduotės, kaip Dievas galėtų sukurti kažką naujo? Trečiasis kūrėjo turimas gebėjimas yra gebėjimas rinktis. Kai kūrėjas sukūrė visatą, kurioje gyvenate, jis turėjo rinktis, kodėl dangus mėlynas, o ne kokios nors kitokios spalvos, kodėl žemė apvali, o ne kokios nors kitokios formos,
Jūsų mokslininkai nuolatos atranda pavyzdžių, kaip sudėtingai ir subtiliai yra sukurta visata. Jeigu atomo branduolį laikančios jėgos būtų bent šiek tiek kitokio stiprumo, atomai negalėtų išsilaikyti kartu ir materija neegzistuotų. Jeigu gravitacinės jėgos būtų bent šiek tiek kitokios, planetos ir Saulės nesugebėtų išsilaikyti savo orbitose. Kodėl visi šie dalykai yra tokie, kokie yra? Todėl, kad kai Dievas kūrė šią visatą, kūrėjas turėjo padaryti tam tikrus pasirinkimus. Vienas iš jūsų kūrėjo padarytų pasirinkimų buvo toks, kad Dievas nenorėjo visos visatos sukurti pats vienas. Jūsų kūrėjas nusprendė sukurti savimonę turinčias savo paties tasas, apdovanodamas šias būtybės kūrybinėmis galiomis, savimonę, vaizduotę ir laisvą valią. Štai kodėl Biblija sako, kad Dievas žmogų sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą. Dievas sukūrė didelį šių savimonę turinčių būtybių skaičių ir šioms būtybėms yra skirta būti kūrėjo tasomis. Jos buvo sukurtos keliauti į paties kūrėjo pradėtą kūrinyje ir tarnauti bendrakūrėjais, galinčiais toliau statyti ant kūrėjo padėto pamato. Galėtume sakyti, kad kūrėjas kuria iš išorės, o bendrakūrėjai kuria iš vidaus. Galite susimastyti, kodėl kūrėjas tai padarė, ir tam yra daug svarių priežasčių. Esminis faktas yra toks, kad jūsų egzistavimas įrodo, kad kūrėjas padarė šį pasirinkimą. Dievas pasirinko sukurti jūs kaip savimonę turinčią būtybę. Galite žinoti, kad egzistuojate, turite vaizduotę, kuris suteikia jums gebėjimą uždavinėti klausimus apie tai, kas esate, iš kur atėjote ir kodėl čia esate. Šie klausimai rodo, kad nesate tiesiog atsitiktinumo ar mechaniško evoliucijos proceso pasekmė. Jau pats faktas, kad galite užduoti šios klausimus, įrodo, kad esate savimonę turinčios būtybės palikuonis. Štai kodėl turite gebėjimą įsivaizduoti tai, ko neįmanoma patirti juslėmis. Taip pat turite gebėjimą suformuluoti koncepciją arba planą savo prote ir tuomet galite, pasinaudodami savo fiziniu kūnu, pastatyti namą, kuris bus tobula jūsų prote gimusios idėjos išraiška. Nė vieno iš šių gebėjimų nerasite gyvūnų karalijoje, iš kurios, kaip teigia kai kurie mokslininkai, esate išsivystę. Štai kodėl turite didesnę vertę už daugelį paukščių ir štai kodėl Dievas sukūrė visatą, kuri puikiai sugeba jums duoti gausingą gyvenimą, kuris yra tikrasis jūsų troškimas. Kadangi kūrėjas jums davė vaizduotę ir laisvą valią, kadangi Dievas jūs sukūrė būti bendrakūrėju su juo, gausingas gyvenimas jums nebus duotas tiesiog iš kažkokio išorinio šaltinio. Turite naudotis savo vaizduotę ir laisvą valią, kad įkūnytumėte šį gausingą gyvenimą savo įtakos sferoje. Turite nuspręsti imti viešpatauti žemėje, tai reiškia savo protui ir materijos karalijai. Dievas sukūrė visatą, kuris sugeba jums duoti gausingą gyvenimą, tačiau jis nesukūrė visatos, kuri automatiškai jums duotų šį gausingą gyvenimą. Dievas jūsų nesukūrė proto neturinčių robotų. Jis jūs sukūrė savimonę turinčią būtybę, gebančią žinoti, kas esate, iš kur atėjote ir kur turite potencialą eiti. Aš vėliau paaiškinsiu, kur tiksliai turite potencialą eiti. Tačiau kol kas bus gana pasakyti, kad turite potencialą pasirinkti, įkūnyti gausingą gyvenimą arba įkūnyti gyvenimą, kuriame vyrautų nepritekliai, stygius ir kančia.
Jūs turite gebėjimą rinktis ir turite gebėjimą įsivaizduoti, ir šių dviejų gebėjimų pagalba kuriate savo patyrimą. Jūs kuriate tai, ką daugelis žmonių Žemėje klaidingai vadina realybė. Tačiau iš tiesų tai tiesiog yra miražas, projektuojamas ant gyvenimo ekranų per žmonių, pamiršusių savo tikrąjį kūrybinį potencialą protus. Tam, kad galėtumėte paveldėti savo tėvo karalystę, privalote suprasti, jog iš tiesų esate sukurti pagal kūrėjo paveikslą ir panašumą. Tai nereiškia, kad kūrėjas turi fizinį kūną ar atrodo kaip žmogus. Tai nereiškia, kad kūrėjas kalba Charltono Hestono balsu. Tai reiškia, kad buvote sukurti sugebėjimu įsivaizduoti tai, kas nėra įkūnyta, ir turite gebėjimą nuspręsti, kurį iš savo protą laikomų įvaizdžių nuleisti į fizinį įsikūnymą. Ir lygiai tokiais pačiais gebėjimais naudojasi jūsų kūrėjas, kurdamas jūs ir visatą, kurioje gyvenate. Dabar jau matome potencialų atsakymą į klausimą, kas įvyko ne taip jūsų pusėje, kas įvyko ne taip Žemės planetoje, kas neleidžia Dievo troškimui, kad visi turėtų gausingą gyvenimą, tapti įkūnytą realybę. Atsakymas yra labai paprastas. Ir aš labiausiai trokštu, kad visi žmonės galėtų suprasti šį vieną paprastą faktą. Atsakymas yra toks, kad gausingas gyvenimas nėra įkūnytas Žemėje, nes dauguma žmonių nesinaudojo savo vaizduotę ir laisva valia, nesinaudojo savo kūrybiniais gebėjimais pagal aukščiausią savo potencialą. Užuot naudojusi savo kūrybinėmis galiomis, gausingam gyvenimui įkūnyti ir nuolatos didinti šią gausą, žmonės pasinaudojo savo vaizduotę, kad įsivaizduotų pasaulį su ribota gausa, kad įsivaizduotų pasaulį, kuriame egzistuoja stygius. Jie pasirinko priimti tai kaip vienintelę įmanomą realybę Žemės planetoje ir ją priėmė. Jie tai pavertė laikina, tačiau iliuzinė realybė. Tad dabar matote, jog dėl to, kad Dievas jums davė vaizduotę ir laisvą valią, ir dėl to, kad Dievas savo dovanų neapribojo, Jis leidžia savo vaikams susikurti laikiną realybę, kur yra daug mažiau už gausingą gyvenimą, kurį Jis įsivaizdavo prieš pasiųsdamas šios vaikus į materialų pasaulį. Tam tikra prasme, net ir tai atitinka aukščiausiąją Dievo valią, kadangi ši aukštesnioji valia yra jums keliauti į formų pasaulį ir įgyti patirties, naudojantis savo kūrybiniais gebėjimais tokiu būdu, koks būtų geriausias jums patiems ir geriausias visumai, kurios dalimi jūs esate. Jeigu bus būtina, kad šiame mokymosi procese jums kurį laiką reikėtų kęsti nepriteklių ir ribotumo būseną, tuomet Dievas leis tam įvykti. Dievas nenori, kad būtumėte ribotumo būsenoje. Dievas nenori, kad pasiliktumėte kančių būsenoje, neriboto laiko tarpą. Dievas visada tikisi, kad galiausiai pasieksite tašką, kuriame nuspręsti liautis tikėti, kad kančios ir nepritekliai privalo būti neišvengiama gyvenimo Žemėje dalimi. Dievas visada viliasi, kad žmonėje atsiras žmonių ir galiausiai tai bus visi žmonės, kurie nubus realybei, jo gyvenimas neprivalo būti kančia, kad egzistuoja alternatyva žmogiškajam kalėjimui. Alternatyva yra transcenduoti sąmonės būseną, kuri sukūrė dabartines sąlygas Žemėje. Šios ribotos sąmonės būsenos transcendavimas būtent ir yra kiekvienos tikros religijos ir kiekvieno tikro dvasinio mokymo uždavinys.
Kam jūsų manymu Jėzus buvo pasiųstas į žemę? Jis buvo pasiųstas į ją parodyti, kad neprivalote būti varžomi šių žmogiškų sąlygų. Galite jas transcenduoti. Galite perkeisti žmogiškosios sąmonės vandenį į aukštesniosios sąmonės vyną. Galite padauginti duoną ir žuvis, tuo būdu pagausindami materialią gausą savo proto galia. Netgi galite ištrūkti iš fizinės mirties ir prisikelti į aukštesnę sąmonės būseną, aukštesnę gyvenimo formą, aukštesnėje karalijoje. Paprastas atsakymas į klausimą, kas nutiko ne taip, kas neleidžia Dievo gausai įsikūnyti žemėje, yra tai, kad žmonės netinkamai panaudojo savo kūrybinės galias. Jie prarado aiškę Dievo gausaus gyvenimo viziją. Vietoj to, dauguma žmonių sukoncentravo savo viziją į klaidingą įvaizdį, kuris remiasi koncepcija, kad Dievo gausa yra ribota ir kad visko visiems neužteks. Tik tai keletas žmonių gali turėti gausą, o didžioji visuomenės dalis privalo gyventi skurde. Žmonija manipuliacijomis buvo įstumta savo laisva valia priimti šį klaidingą įvaizdį ir priimti jį kaip neišvengiamybę. Būtent dėl to šis netikras įvaizdis tapo laikina realybė, kuri daugeliui žmonių atrodo esant amžina realybė. Raktas, kurio jums reikia gausingam gyvenimui įkūnyti, yra suvokimas, kad jūs asmeniškai neprivalote priimti šio netikro įvaizdžio, šios pseudo realybės. Galite pasirinkti atsiskirti nuo šio netikro įvaizdžio. Galite atsiskirti savo sąmonėje. Transcenduodami savo dabartinę sąmonę, galite pakilti aukščiau ir išlaisvinti savo vaizduotę ir valią, idant galiausiai galėtumėte priimti gausingą gyvenimą vietoj riboto gyvenimo. Esminis raktas į jūsų tėvo karalystės paveldėjimą yra suvokti, kad privalote naudotis savo laisvą valią, idant išvalytumėte savo vaizduotę ir kad jos pagalba galėtumėte susikurti gausingą gyvenimą, užuot toliau kūrę ribotumų ir kančių gyvenimą. Tėvui malonu jums dovanoti savo karalystę, tačiau jo planas buvo suteikti jums kūrybinės galias, idant galėtumėte šią karalystę įkūnyti patys iš savęs. Jeigu norite tikrosios gausos, turite apmąstyti ir sugerti Jėzaus žodžius. Dievo karalystė yra jumise. Luko 17,21. Negalite laukti, kol išorinis Dievas jums duos šią karalystę. Kai suvokėte, kad savo viduje turite gebėjimą perkurti tai, kaip patirite savo gyvenimą žemėje, kad turite gebėjimą perkurti kiekvieną savo gyvenimo žemėje aspektą, žengianti esminį žingsnį grįžimo į savo tėvo karalystę kelyje. Puikiai žinau, kad buvote užprogramuoti tikėti, jog tai, ką aplink save matote, yra neišvengiama realybė ir kad savo viduje neturite gebėjimo išsilaisvinti nuo šios tariamos realybės. Jėzus atėjo tik dėl vieno tikslo – parodyti jums, kad ši iliuzija yra melas ir kad jūs iš tiesų turite Dievo karalystę savyje. Taip yra dėl to, kad Dievas jus sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą. Dievas jums suteikė vaizduotę ir laisvą valią. Vienintelė priežastis, dėl kurio šiuo metu patirite apribojimus, nepriteklius ir kančias, yra ta, kad jūs ir didelė dalis kitų žmonių šioje planetoje pasinaudojote savo vaizduotę ir laisvą valią, bendrai kurdami šios ribotumus ir šias kančias. Kai imsite išsilaisvinti savo vaizduotę
ir imsite naudoti savo laisvą valią tokiu būdu, kuris atitiks kūrybinius Dievo principus, galėsite perkurti savo gyvenimo patirtį. Kai tą padarys pakankamai žmonių, galėsite perkurti visą kolektyvinę šios planetos patirtį. Galėsite tikrąja to žodžio prasme dalyvauti realybės bendrakūrime, kuri atspindės tikrąjį Dievo troškimą šiai planetai, galinčiai išmaitinti milijardus žmonių, kurie visi turėtų gausingą gyvenimą. Per savo gyvenimo patirtį ir jums nuo vaikystės diegiamą auklėjimą buvote užprogramuoti galvoti, kad dabartiniai ribotumai Žemėje yra tikri ir neišvengiami. Galbūt koks nors Dievo stebuklas galėtų tai pakeisti, tačiau akivaizdu, kad to stebuklo niekur nematyti. Buvote užprogramuoti galvoti, kad neturite kūrybinių galių savyje savo gyvenimo patirčiai perkurti ir todėl esate išorinio jums nepavaldžių aplinkybių vergai. Tai yra iliuzija, tai yra melas, neturintis jokio ryšio su Dievo realybė. Realybė yra tokia, kad Kūrėjas jūs apdovanojo savo paties kūrybiniais gebėjimais. Dievas jūs sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą. Todėl jūs turite savyje galią bendrakurti gausingą gyvenimą aplink save. Tai yra tiesa, kurią atėjo atnešti Jėzus. Tai yra tiesa, kurią atėjo atnešti Buda. Tai yra tiesa, kurią atėjo atnešti visi tikrieji dvasiniai lyderiai, pranašai ir Dievo atstovai. Kai suvokėte šią vieną tiesą, galite pradėti eiti sistemišku, logišku keliu, kuris jums žingsnis po žingsnio leis perkurti savo gyvenimą, sugrąžinant jį į harmoniją, su gausos vizija, tyra vizija, saugoma Dievo protą. Likusi šio kurso dalis koncentruosis į supratimo ir praktinių žingsnių davimą, kurie jums bus reikalingi, norint išsilaisvinti nuo visų klaidingų Dievo įvaizdžių, nuo visų klaidingų įvaizdžių apie save ir apie visatą, kurioje gyvenate. Aš jums padėsiu būti tuo, ko buvote sukurti būti. Padėsiu jums naudotis savo vaizduotę ir laisvą valią taip, kad tai jums suteiks gausingą gyvenimą, kurio trokštate ir kuris tuo pačiu metu atneš į gausingą gyvenimą visoms kitoms šioje planetoje egzistuojančioms gyvybės formoms. Tėvui iš tiesų yra malonu dovanoti jums savo karalystę. Kūrėjas nori, kad jaustumėte šią karalystę atnešantis savo pačių kūrybinėmis jėgomis, kad jaustumėte įkūnijantis karalystę jums Dievo duotų gebėjimų būti bendrakūrėjai su Dievu. Tai yra Dievo troškimas. Ir būtent dėl to Dievas pasiuntė žmones į žemę su įsakymu daugintis ir viešpatauti. Pradžios 1,28. Jis turėjo omenyje, kad turėtumėte daugintis savo kūrybinius gebėjimus ir turėtumėte naudotis savo proto galia viešpatauti visam materialiam pasauliui, idant galėtumėte atvesti šį materialų pasaulį į Dievo gausą. Jums ėmus viešpatauti materijai savo protu, šis materialus pasaulis galės įkūnyti Dievo tobulumą, šitaip iš tiesų tapdamas Dievo karalystę. Dievas turi gebėjimą sukurti planetą, kuri visą laiką turėtų gausingą gyvenimą. Dievas nenorėjo to daryti, nes kaipgi būtumėte galėję ko nors išmokti, gyvendami tokioje planetoje. Būtumėte paversti prisitaikančią būtybę gyvūnų, užuot buvę savimonę turinčių bendrakūrėjų. Dievas sukūrė planetą, kuri turėjo potencialą įkūnyti gausingą gyvenimą. Tačiau šis gausingas gyvenimas dar nebuvo pilnai fiziškai įkūnytas. Jis pasiuntė savo sūnus ir dukteris į šį pasaulį ir jie turėjo viską, ko jiems reikia. Jie turėjo kūrybinės galias,
turėjo vaizduotę ir laisvą valią, kuria galėjo naudotis, imdami viešpatauti šioje planetoje ir atnešdami Dievo gausą į fizinį įsikūnijimą. Jie galėjo toliau statyti ant Dievo padėtų pamatų, kuomet savo vidiniais Dievo suteiktais gebėjimais Dievo sūnus ir dukteris galėjo pastatyti Dievo karalystę Žemės planetoje. Tai yra pirminis Dievo planas, pirminis Dievo troškimas, pirminis Dievo sumanymas. Niekas nepasikeitė, niekas nepakeitė šio Dievo plano. Niekas netėmė iš Žemės planetos potencialo atvaizduoti Dievo tobulumą. Dievo sūnus ir dukteris laikinai pasirinko naudoti savo kūrybiniais gebėjimais, kurdami kančias ir nepriteklius, užuot kūrę gausą. Tai įvyko tik dėl to, kad jie nupuolė į neišmanimo būseną, kurie nesuvokė savo pilnų kūrybinių gebėjimų. Jie nesuvokė, kokia svarbi ir galinga yra jų laisva valia, nesuvokė savo vaizduotės didybės ir potencialo, nesupranta, kad neprivalo būti ribojami netobulų įvaizdžių, bet gali pasirinkti perkurti net ir fizinę realybę savo protų galia. Fizinė realybė, stygiaus būsena, kurią patirėte šioje planetoje, nebuvo sukurta Dievo. Ją sukūrė kolektyvinė žmonijos sąmonė. Tai buvo padaryta proto galia, kuomet žmonės įsivaizdavo stygiaus būseną ir tuomet, naudodamėsi savo valios galia, priėmė šią būseną kaip amžiną ir neišvengiamą. Mano mylimieji, prašau, palyginkite šias koncepcijas su vienu iš pačių svarbiausių Jėzaus išsakytų teiginių. Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams, nes jis arba vieno nekęs, o kitą mylės, arba prieš vieną prisiriš, o kitą niekų vers. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Luko 16,3. Dvasingesnė šio teiginio interpretacija yra tokia, kad mamona simbolizuoja žmogišką sąmonės būseną, kurie nepriteklių ir ribotumų priėmimas yra neišvengiamas. Tai priverčia žmones praleisti visą savo gyvenimą, kaupiant šio pasaulio dalykus. Mamona, užuot atnešus gausą, tiesiogiai iš neišsenkančio Dievo šaltinio. Jėzus turėjo omenyje, kad turite pasirinkti, kuriam šeimininkui tarnausite, netikram kolektyvinės sąmonės sukurtam stygiaus įvaizdžiui ar Dievo gausingo gyvenimo realybei. Jėzus sakė, kad negalite tarnauti abiem šeimininkams tuo pačiu metu, kas iš tiesų reiškia, kad negalite būti dviejose tarpusavyje nesuderinamuose sąmonės būsenose tuo pačiu metu. Negalite likti ištikimi Dievo gausos realybei ir tuo pat metu priimti žmonių sukurtus nepriteklių ir kančių įvaizdžius. Turite sutelkti savo protą į vieną realybę arba į kitą ir tą įvaizdį, į kurį būsite sutelkę savo dėmesį, būtent ir atnešti į fizinį įsikūnijimą. Pati materijos substancija prisiims jūsų protę saugomas formas. Jūsų kūrybinės galios atneš į jūsų fizinį gyvenimą tai, ką laikote savo prote. Jeigu norite Dievo gausos, privalote tarnauti tikrajam Dievo realybės šeimininkui ir turite liautis tarnauti netikram žmogiškų iliuzijų šeimininkui. Turite atlikti savo vaizduotėje išlaisvinimo darbą, išlaisvindami ją nuo visų klaidingų įvaizdžių ir įsitikinimų. Turite pasinaudoti savo laisvą valią, pasirinkdami sugrįžti į harmoniją su kūrybiniais principais, kuriais Dievas naudojasi kurdamas šią visatą. Tik tai perėję šią sąmonės transformaciją, galėsite išsilaisvinti nuo šeimininko, kuris šiuo metu yra kalinęs jūs ribotumų ir kančių dėžutėje. Dėžutėje,
kuri iš tiesų egzistuoja tik tai jūsų prote ir kolektyvinėje sąmonėje. Sąmonės būsena, kurią dauguma žmonių šiuo metu priima kaip savo realybę, yra būsena, kurią Jėzus vadina mirtimi. Tai yra dvasinė mirtimi. Jeigu norite ištrūkti iš žmogiškojo kalėjimo, privalote pasirinkti aukštesnę sąmonės būseną – gyvenimo sąmonę. Pamastykite apie šiuos žodžius iš Senojo testamento. Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę, kad leidau tau pasirinkti gyvenimą ir mirtį, palaiminimą ar prakeikimą. Tad rinkis gyvenimą, kad būtum gyvas tu ir tavo palikuonis. Iš pakartoto įstatymo 30,19. Dievas jums davė vaizduotę, kuri leidžia jums priimti tikrą įvaizdį arba netikrą įvaizdį. Dievas jums davė laisvą valią pasirinkti, kurį įvaizdį norėtumėte įkūnyti šioje visatoje. Jūs turite šią pat akimirką potencialą išsilaisvinti nuo mirties sąmonės pančių ir įžengti į gyvenimo sąmonę, kurie vieninteliai vartai, vedantis į jūsų tėvo karalystę. Ši sąmonės būsena yra visuotinis Kristaus protas. Ir Jėzus apie jį kalbėjo sakydamas: Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jono 14,6. Ar esate pasirengę sekti paskui mane kelionėje, kuri jums padės iš naujo atrasti savo tikruosius kūrybinius gebėjimus ir padėti jums išsilaisvinti nuo mirtingumo ir ribotumų grandinių, kuriomis buvote surakinti? Ar esate pasirengę pakilti ir tapti tikraisiais sūnumis arba dukterimis, kuriais buvote sukurti būti, kai jūsų kūrėjas jūs sukūrė pagal savo paties paveikslą ir savo paties panašumą? Jeigu esate pasirengę, tuomet paimkite mano ranką ir aš jums duosiu dar daugiau raktų į gausingą gyvenimą.